Žinomos moteris pasaulyje dalinasi savo grožio receptais ir dauguma jų pripažįsta, kad norint išsaugoti odą jauną, reikia ją intensyviai drėkinti. Senstančiai odai per daug drėgmės tikrai nebūna ir kartais dieninio ar naktinio kremo tikrai neužtenka. Todėl mes, grožio ekspertai, kartu su kremu rekomenduojame naudoti koncentruotą drėkinančią priemonę – Rasa Anti-Age serumą. Ši priemonė yra intensyvi, bet tuo pačiu švelni ir tausojanti jūsų odą, todėl drąsiai ją naudokite. Be to, kai kurios žinomos moteris, tam, kad išsaugoti savo jaunystę, atlieka specialius veido pratimus. Taigi dabar stimulus parodys specialias veido mankšteles. Sveiki, aš esu Aistė, parodysiu Jums keletą pratimų, kurie padės išsaugoti veido odos jaunystę. Iš pradžių atsisėskime tiesiai, atpalaiduokime pečius, ištieskime kaklą. Pirmasis pratimas skirtas kaklo odai patempti, vadinamajam pagurkliui pagražinti. Nuleiskite galvą žemyn, smakru link kaklo duobutės. Truputėlį užlaikykite, o po to kelkite aukštyn. Tempkite apatinį žandikaulį virš viršutinio. Įsivaizduokite ilgą balerinos kaklą. Netverskite galvos atgal. Užlaikykite tempimą, stenkitės nekalbėti. Ir po to palengva atpalaiduokime. Pratimą galime kartoti keletą kartų. Dabar atliksime keletą veido tempimo pratimų. Juos rekomenduojama atlikti ant švarios veido odos patepus į kremu. Kiekvieną pratimą galite pakartoti 3-4 kartus. Pirmasis pratimas skirtas pagražinti, pakelti skruostikaulius. Atremkite savo delnų duobutes į skruostikaulius. Išlaikykite ir po truputį traukite delnus link smilkinių. Tempimą užlaikykite. Rankas nuimkime, atpalaiduokime. Kitas pratimas skirtas išlyginti vadinamai pykčio raukšlei. Uždėkime abu delnus savo ant kaktos, pirštai žiūri vieni į kitus. Pamažu traukime juos į šalis. Ir tempimą užlaikykime. Trečiasis pratimas skirtas išlyginti horizontaliasias kaktos raukšlės. Vieną ranką dėkime savo ant pakaušio, kitą ant kaktos. Švelniai prispaudžiame ir traukiame delną aukštyn link plaukų augimo linijos. Jauskime, kaip išsilygina oda. Tempimą užlaikykime ir atpalaiduokime. Kitas efektyvus pratimas bendrai veido odai patempti, tai vadinamieji garsai A, O ir U. Pabandykime juos ištarti raiškiai. Tiesa, nebijokime atrodyti šiek tiek linksmai. Taigi, pabandykim. A, O ir U. Galime ir tyliai.